Ir gali leisti savo perkelti dėmesį į savo kūno pojūčius. Tiesiog pastebėk. Pastebėk, kad esi. Ir prisimink, kad tau nereikia nieko su tuo padaryti. Niekaip kažkaip pakeisti, pagerinti, ištaisyti. Tu tiesiog patiri tai, ką dabar patiri. Ir gali leisti savo pastebėti tos pojūčius kūne, kojose, rankose, nugaroj. Pajaustų užpakaliu, kad sėdi, kad esi čia. Ir gali leisti savo keletą kartų giliai kvėpti patį širdies centrą. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu dar labiau pajaust kūną, pajaust pojūčius. Pajaust, kad esi čia. Kad ir kokie reikalai buvo dienos metu, kad ir kokias mintis atsinešiai, istorijas ar prisiminimus. Dabar tu esi čia. Viskas, kas vyko, baigėsi. Ir galėtum duoti leidimą savo būti čia ir patirti tai, kas vyksta. Ir kartais žmonės sako, jo, bet taip sudėtinga būti čia ir dabar, taip sudėtinga jausti ar dar kažką. O tu pasmalsauk. O tau reikia stengtis, kad patirtum tai, ką jau ir taip patiri. Ką turi daryti, kad patirtum tiksliai tai, kas jau vyksta. Tai dėl to gali paleisti bet kokią fantaziją, įsivaizdavimą, ką tu turėtum jaust, kaip tu turėtum patirt, kaip tu turėtum įsivaizduoti. Kaip tu turėtum suprast. Ir pripažinti tiesiog tai, ką dabar patiri. Tiesiog tai, kas jau dabar yra. Tai ar gali būti lengvesnis veiksmas, nei patirti tai, ką jau ir taip patiri. Ir žinai, kur prasideda žaidimas. Žaidimas su savim, su pasauliu, su savo gyvenimu. Kai sugalvoji, kad gerų dalykų reikia laikytis, o blogų, nemalonių, neteisingų atsikratyti ir vengti. Ir tai taip natūralu.
nes norisi išvengti skausmo, nes norisi išvengti pykčio, norisi išvengti liūdėsio ar dar kažko, kas būtent pakliuvo po tą etiketę, kad tai negerai, neteisinga, skauda, nemalonu. Ir tada eini, patiri, kažką mokaisi ir įsivaizduoji, kad darai didžiulį pokytį. Bet tas žaidimas išvengti nemalonių ir įsikibti malonius lieka. Pasilikti tai, kas patinka, atsikratyti to, kas nepatinka, lieka. Pasilikti tai, kas teisinga ir pataisyti, išspręsti, atstumti tai, kas neteisinga, lieka. Ir galėtum pasveikinti ir pastebėti tą dalį tavyje, kuriai atrodė, kad reikia tiesiog geriau žaisti žaidimą, atsikratysiu visko, ką laikau neteisingų, blogų, nemalonių, nepatinkančių dalykų. Ir tada, kai pasiliksiu vien tik tai, kas malonu, bus laimė, bus džiaugsmas, bus fainas gyvenimas. Ir taip gimė amžina kova, kai bandai pabėgti nuo to, nuo ko pabėgti neįmanoma, kai bandai atstumti tai, ko atstumti negali. Įsivaizduoju, kad sugalvojai, kad kairė tavo kūno pusė bloga, o dešinė gera. Nu ir dabar paimi kairę ranką ir su dešinė ranka ją stumi. Ir stumi ir nervuojas, kad nenusistumė toliau. Nes tai neįmanoma. Nes tai dalis tavęs. Nes jį pritvirtinta prie tavo kūno. Ir todėl, kad ir kiek stumsi, atstumas tarp kairės rankos ir dešinės nepasikeis. Tai taip pat mes darom su jausmais, įpročiais, mintimis. Kritikuoti, smerkti, vertinti, o tada bandyti atsikratyti ir atstumti. Susižavėti, laukti, kai bus fainai, jau kai šitą gausiu, kaip džiaugsiuos. Ir tada atstumti viską, kas yra kitaip, atrodo, kad atneš laimę. O ką jeigu pasveikintum ir pripažintum patį žaidimą, patį įsivaizdavimą, kad šitą turiu atstumti, šito vaikytis ir taip viskas taps fainai. Ir gali pastebėti ir patyrinėti, ar tikrai pavyko kada pasiekti tą idealą, kur viskas, ko nepatinka, kas nepatinka, to atsikratėjai, o viskas, kas patinka, pasilikai. O jį pavyko, tai kiek laiko tai truko, kiek laiko nenutiko nieko, ko reiktų vėl bandyti atsikratyti, ką reiktų vėl bandyti pataisyti. Ką jeigu vietoj to, kad bandyti laimėti žaidimą, kurio negali laimėti, žaidimą, kuriame dešinė ranka stumia kairę, kad jin būtų toliau, nes nepastebi ir apsimeta, kad ji nėra prijungta prie kūno. Ir turi iliuziją, kad pavyks tai atstumti.
Ką jeigu vietoj to pamatytum tą dalį, kuri tiki gerą laikytis, blogą atsikratyti. Kažkaip vienaip mąsčiau, dabar išgirdau meditacijų, paskaičiau knygų, pasiklausiau paskaitų kokio nors, patyriau kažkokį patyrimą, nu ir dabar jau žinau teisingai, tai dabar jau šitą gerą dalyką, tą naują gerą dalyką sieksim, o tą naują blogą dalyką jau tikrai atsikratys. Ir kiek kartų per metus keiti, ką reikia siekti, o ko atsikratyti. O gal taip po kiekvienos knygos, ar paskaitos, ar kokio nors podcast'o. Bet žaidimas nesikeičia. Ir juokingiausia, kad kai tik tai sugalvoji, kad dabar tas siekimas ar tas principas atstuminėti dalį savęs yra negeras, dažniausiai galvojam, nu dabar jau šitą reikia sutvarkyti, sukontroliuoti, o iš tikrųjų tai atstumti. Ir bandom padaryti tą patį dar kartą ir dar. Ir taip žaidžiam, nematydami, kad visada žaidžiam tą patį žaidimą, tik keičiam dekoracijas, keičiam tikslą. Bet žaidimas tas pats. Tai ar gali sau leisti pasitraukti iš tą žaidimą? Ar gali sau leisti pastebėti, kaip norisi vieną laikytis, o kitą atstumti? Ir gali patyrinėti, pasmalsauti. O ką jeigu apkabintum abu? Ką jeigu apkabintum visą žaidimą? Ir dabartinė jo versija irgi. Kažkam ta dabartinė versija yra koks nors medituoti gerai, žiūrėti filmus blogai, valgyti žalias salotas gerai, valgyti bandelės blogai. Tai kad ir koks konfliktas ar kova su gyvenimu iš to buvo gimus tavyje, gali tai tiesiog pripažinti, atsiverti, įsileisti, tegul nutinka, o tu galėsi stebėti, kaip vieno noriu, siekiu ir bandau laikytis, o kitų bandau atsikratyti, išspręsti, padaryti, kad nebūtų. Ir tai tiesiog žaidimas, kurio viena iš smagiausių iliuzijų ir pažadų yra, kad bus tobula, bus idealiai, bus gerai. Nu, jeigu tik pavyktų, aišku, iki galo padaryti. Ir tai, kad metų metais iki galo nepasidaro, traktuojam kaip mažai pasistengiau. O ką jeigu leistum savo lengviausią dalyką, kurį gali padaryti? Patirti tai, ką jau dabar patiri. Taip, kaip dabar patiri. Ten, kur įtampa. Sutikt patirti įtampą. Ten, kur lengvumas. Pripažinti lengvumą. Ten, kur nesuprantu ir nežinau.
Pripažinti, kad nesuprantu ir nežinau. Tiesiog patirti tai, kas jau yra. Tai, ką jau dabar išgyveni, jauti ir galvoji. Ir jeigu tai atrodo sudėtinga, tai čia vis dar žaidimas ir gali pasakyti. Sakyti, aš vis dar noriu gerai padaryti. Ok. Leisau. Taip kaip yra. Kaip įkvėpi, taip iškvėpi. Kaip sėdėjo užpakalis, taip sėdi. Tiesiog taip, kaip yra. Ir gali keletą kartų leisau giliai įkvėpti, o iškvėpdamas pereidėmėsi visą kūną iki pat pėdų. Ir jei buvai kažkur biškutį pabėgęs, tai tiesiog grąžinti dėmesį į kūną. Tu esi čia. Ir kai norėsi, kai tau bus patogu, gali atsimerkti ir keliauti toliau.